Sveiki, labas rytas publika, su jumis Erikas Tralas ir mes turim naują dieną, mes turim naują rytą ir naują projektą. Projektų pavadinimas Lietuviškas Mustangas su 2 ir 3 eko būstų. Tai mes esam 100 km nuo aukciono aikštelės, tiksliau ne aikštelės, o muitinės aikštelės. Ir mes dabar sėsim, važiuosim ir papasakosim detaliau, ką mes planuojam veikti ir kur mes buvom prapuolę. 1 hour later. Štai mūsų problema. Pirkom, galvojom, kad bus tik tai smūgis, kosmetinis, bet pakėlė kapotą. Matom tokią problemą, kad greičiausiai velenas ar kas čia yra paskirstimo. Nulūžo. Feilas. Lygiai vietoj. Nežinau, aš be komentarų. Gerai, biškai nuslūgo emocijos, dabar galim papasakoti detaliau, ką matom. Matom Mustangą 2 ir 3, laimėtą aukcioną, labai apsidžiaugiam, nes buvo labai gera kaina. Pakėlė kapotą apsižiūrėti, kas laukia mūsų, pamatėm labai daug siurprizų, bet čia tokie siurprizai, kur ne apie nieką. Tai vožtuvų dangtelis dužo, skylo ir vėlinėlis gaunasi, jisai irgi nulūžo. Tai nežinau, ardysimės, viską nusimesim, žiūrėsim, ką turim. Tai turėsim kebulinių darbų, tampysim metalus, vieną kitą pusę, sparnai keist, visas snukis keist. Snukis bus nestopinis, bus biškiai agresyvesnis, toksai papiktintas bus vokytė. Turim 2,3 litro, High Performance. Jeigu rimtai, tai pirkau, net nežinau, ką pirkau, bet greičiausiai čia kažkoks bus paturbintas variantas. Stiklas nedužo, priekinis. Salonas, pagalvės visos ant keitimo. Salonas gražus, ekraniukas yra, ten kažkokie davikliai išvesti, irgi faini. Tai kas žino, gali parašyti komentarus, ką mes čia nupirkom per variantą su 2 ir 3 varikliu. Ten tikriausiai porą kadrų jau padarė mūsų operatorius, kameristas. Turim tokį šikną. Irgi pradžiai galvojau keisiu, darysiu visą agresiją ant Mustango, bet žiūriu, kad šikna tikrai labai solidžiai atrodo. Manau, neverta laiko gaišti ir investuoti pinigų. Tai va, ką aš dar galiu papasakoti, raktų nėra, raktai yra pamesti, tai dabar mes net nenukrovę nuo tralo, vežam tiesiai gaminti raktus. Nes laikas spaudžia ir tai mes visą sezoną nieko beveik nenuveikėm, bet ir visą pasaulį apkeliavom. Davai, važiuojam. Gerai, kelelis mūsų truputį prailgo, bet mes pasidarėm naujus raktus, nes, kaip sakiau, minėjau, jie buvo pamesti kažkur jau. Atvažiavom į savo bazę, štabą, dirbtuvės, dabar statom kamerą ir nukraudinėjom.
Nu ką čia, Erikai, darai? Kaip matom, apsimėtėm daug detalių aplinkui, tas kas reikia, ko nereikia, nuėmėm kapotus sparnus. Tai dabar defektaciją darom, ką mes darom? Nuėmėm dabar teliką, radikus ir žiūrėsim, kas ten gaunasi pas mus pagal lonžeronus. Viršutiniai tai nėra. Dar galvojom, kad atitampysim, bus viskas gerai, bet ne. Jų nebėra. Dešinė pusė, vairuotojo pusė, kairė tiksliau, viskas ok. Ten minimaliai galima bus tik taip pastumt, pasukt, patraukt. Dešinė pusė irgi pjausis ir virinsis kitas. Trumpas update'as, praėjo jau grubiai savaitę, turim jau pastatytą keltuvą, galim dirbti. Tai iš principo, nepamenu, dabar mes rodėm su morda, ne morda, su radiatoriais. Man rodas be. Jau be buvo, nu gerai. Numetėm per vieną vakarą visą šitą snukį. Ir šiuo metu mes ką darom, jau atsuknėjom važiuoklę, tiksliau jinai yra atsukta ir liko keli varžtai nuimti nuo padramniko. Tai realiai kamerą statom ir dirbom, o ten jau kai kelsim pažiūrėsim. Start time approaches. I don't feel at all. Na, ką tik matėt, kaip aš profesionaliai žiūrėjau, kaip atsakinėjami visi varžtai yra. O dabar lemtingas momentas, kai mes kelsim kėbulą nuo variklio. Variklis lieka ant palėčių. Tai ką, jungiam? Aš čia biškai TikToką irgi įsikelsiu. Keliam? Nu, davai. Normaliai. O ten iškrito iš tą pusę? Tai sužinosim. Dar... Jo, iškrito. Va. Dabar nukrito šitie mortikai apačiai. Po biškį. Dabar apžiūrime viską gal. Bet kaip ir nieks nekabina, nes jeigu trukdytųsi, laikytųsi. Taps. Vairo kalnėlė. Dėl vairo kalnėlės nematau. Nu, bet jinai, jeigu laikytų, jinai... Užskersuotų. Palauk, laiko. Laidai kažkokie čia buvo, va šitie laiko. Ai, ne, jis nelaiko. Ne. Jis eina iš variklį varikį. Va čia žiūrėk, va, varžtas. Čia varžtas. O ten nėra varžtas, ne? Jo. Ten nėra. Okei, to, ten kaip 10. Taip. Aš tam 10. Tai va, buvom 10, kalin, ar ten. Aš ką turiu? Taip, gal pritvirtinam jį atgal. Jo, aš irgi stengiuosi viską atgal pritvirtinti. Taip, čia stabdžiai nelaiko, pagalvės nebelaiko jau čia niekas. Nors ir pati pagalvė nesilaiko. Iš tos pusės tai dar geras šitą fiškį. Ai, ir iš tos pusės, jinai tiesiog nulūžo nuo pagalvės tas pipsiukas, tai viskas gerai. Palauk, laiko, žinai kas vairas. Nenoriu atleisti. Tai varžtas, tai atsuktas. Neatsuktas? Atsuktas. Во, все. Побіжки. Kas tam užsikabino? Рік варіклі бішки полігінти. Ерік спортсмен. Erikas deadliftas. Tai keliam toliau? Ну, давай. Va, ten mortikas nelaiko. Не. Man
nereikia išėti irgi. Arba tu mano atsiųsi. Jo, tik tai tu jeigu tik to, kad tai tau reikia telefoną paversti, palauk, benzino šlango trukdo mum. Gerai, aš Va, tiesiog все. užteksime naktiek. Viskas gerai. Tau viskas gerai? Сюда. Gerai. Kas čia dar šlanko tokia? Splavė. Čia stabdžių. Nu, vat ir... Leidžiu ant stopą. Jo, dabar ant to leisk. Nu ką, variklis nuleistas. Lieka dabar išrinkti variklį, uždėti atgal pakabą ir išvažiuoja kur, Erikai? Pas kebulystą. Thank you.